Sveiki visi! Šiandien parodysiu, kaip reikia malti šūdą. Štai, turime šūdo bloką. Ir čia yra šūdo blokai. Paimame svirtį, čia yra malimo mašina ir sumalkime. Štai, sumalėm ir šūdas pavirto trąša. Ir vėl galime sudėti atgal. Na, štai kaip reikia malti šūdą. Ir yra dar keli būdai, kaip malti šūdą. Gerai. Mano kompas jau malia šūdą. Nes lagina. Reikia kompui pasakyti, kad nemaltų šūdo. Gerai. Pasiėmėme šūdo kablį ir dedame šūdą. Padėjome, pasiėmame šūdo kablį ir kabiname. Štai, pakabinome ir šitą pakabinome. Gerai, ir dar parodysiu, kaip reikia neištarti žodžių. Gerai, pirmas dalykas. Reikia sakyti, kaip iškišus liežuvį. Lala liela, va taip reikia neištarti. Gerai, jei jums šis video patiko ir buvo juokingas, spauskite like. O dabar, kad būtų smagiau pažiūrėti. Gerai, dabar einame į savo namą. Matote, čia mano labai gražus namas. Ir reikia mums sumalti visą šūdą. Tai pasiėmėme dinamitą. Kur čia paleidžiau? Palašome ir bus dinamitas. Paimam. Įlašame titnagas. Paimame irgi. Gerai. Ir dedame ant namo, kad nelagintų. Va čia bus šūdo malimas, kad nelagintų. Vat, blogai, kad lagina. Va taip reikia malti profesionaliai šūdą. Ir dabar parodysiu, kaip reikia iškepti šūdą. Štai, taip, nebelėjo. O gali šūdas ir apsispaudinti. Ir šūde yra dinamitas. Šūduose visą laiką būna dinamitas. Todėl padėjom šūdą, padegėm ir čia paliko, nežinau. Čia paliko abolto liekana. O, dar viena abolto liekana susprogo.
Gerai, jei šis video jums patiko, spauskite like, o jei nepatiko, spauskite vis tiek like. Tad laukit kitų šūdų video ir iki kito karto.